esame pas nykstančios profesijos profesionalą, 35 metus laikrodininku dirbantį Vismantą Laurinavičių. Sveiki, ponė Vismantai. Malonu jūs matyt. Jūsų tokia nedidelė patalpėlė, bet ar turit darbo? Pradėsiu labai paprastą klausimą. Ar žmonės neša taisyti laikrodžius? Taip, tikrai neša ir tą nedidelę patalpėlę. Tai laikrodininko profesija daugiau apie tylą, ramybę, susikaupimą. Ir tą patalpėlę tikrai čia vyksta procesai. Nenustojimai, tų darbų galbūt kiek yra apmažėję, tos tendencijos labai įvairios yra. Tai išmanieji, tai elektronika kažkokia, tai žiūrėk, kiek nubėgai, kiek kalorijų sudeginai, bet Taip. Klasika yra klasika. Bet čia yra klausimas, ant jūsų rankos yra toks įprastas laikrodis, aš turiu elektroninį, man patinka dėl profesijos gauti pranešimus ir matyti, ar jūs jaučiat, kad, nežinau, mažėja paprastų rankinių laikrodžių ir visi pereina į tuos išmaniosius elektroninius? Ne, tai tos tendencijos tikrai yra, daugelis nešioja, bet tai vėlgi, aš kaip sakau, vyras, ar ten nebūtinai vyras, gal ir moteris, bet vyrui tas vienintelis aksesuaras laikrodis toks rimtesnis ir reikia turėti jų keletą. Tai tarkim, jūs sako, turi tą skaitmeninį. Taip. Be abejo, jeigu tu sportuoji, laisvalaikis, tai tas tikrai yra aktualu, įdomu. Kasdienybėj, ar esi kažką nori prezentuoti, tarkim, esi verslininkas, ar Taip. savo statusą pabrėžti, tai tas tikrai būtų nelygis. Jau tada reikėtų sektis jūsų tokį. Nebūtinai mano, galbūt Aha. kito gamintojo čia. Taip. Bet, pane Vismantai, ką laikrodžiuose dažniausiai jums tenka taisyti? Dėl ko pas jūs kreipiasi žmonės? Nes, aš sugalvočiau išsikrovę bateriją. Taip. Ką dar tenka jums čia? Ne, tai čia matot, yra tie laikrodžiai kvarciniai, mechaniniai laikrodukai, iš tų patys populiariausi. Tai tuose kvarciniuose, tai taip, dažniausiai tai yra elemento keitimas, ten porą metų, trejetą. O visa kita jau yra, kaip sakoma, bėdos eksploatacijos. Tarkim, žmogus per klaidą išsimaudė, pamiršęs nusimti, ten žiūrėk, jau procesai vyksta, korozija, jau reikia gelbėt, skenduolius trauk po atostogų. Tokių visokiausių dalykų. O mechanika, jeigu jinai gerai eksploatuojama, jeigu laikrodis geras, šveicariškai, tikrai tos ypatingos priežiūros nereikia, ilgai gerai tarnauja. Jūsų požiūriu iš praktikos, ar galima sakyti, kad tie senieji laikrodžiai tarnauja ilgiau negu elektroniniai? Jie galbūt, net sakyčiau, kad ten tarnauja ilgiau, bet juos prižiūrint, tai be abejo turi tą rezervą tikrai. Gal tų tarybinių laikų kažkokie antikvariniai, taip, bet dabar šiuolaikiniai šveicariški laikrodžiai, tarkim, manufaktūros garsios, taip, ten jau yra kokybė, net ir šedevrai, meno kūriniai, tie laikrodžiai. Ką yra tekę brangiausio jums taisyti, nes, iš viešosios erdvės, sakyčiau, kad rinkoje brangiausias koks Rolexas? Ne, taip, teko ir tų Rolexų, labai jau dėl garsių žymių firmų neteko, nes vis tiek tas yra laikrodis rimtas, solidus, ir žmogus įsigijęs tą laikrodį visuomet kreipiasi autorizuotą servisą. Bet jeigu, tarkim, kokia nutinka bėda, kol tas laikrodis pasieks gamintoją, reikia kažkokių sprendimų, tai bent jau minimaliai pravalyti ar ką, tai tikrai tokia pagalba tenka suteikti ir Rolexam, ir kitų gamintojų. Taip. Ar pataisyti laikrodį yra brangu? Nesakyčiau, vėlgi, kaip tas brangu, žiūrint, koks tas gedimas. Jeigu ten reikia kokias detalės keistės, reikia užsakyti. Daug tų niuansų ir tą kainą įtakoja tiek laikrodžio vertė be abejo, nes negali būti pigus šveicariškas ir tos detalės ateitų už dyką. Tai vis tiek tas tą vertę ir sudaro. Bet iš esmės, tai sakyčiau, Lietuvoje tos paslaugų tą kainą tikrai nėra brangi. Pane Vismantai, jūsų lentynėlėse ant stalo aš matau rankinius laikrodžius. Taip. Išduokit paslaptį, ar yra tekę taisyti laikrodį su gegute arba tą dydį, kur su švytuoklė ir muša valandas? Iš esmės tą, kada aš jau baigiau tos mokslus, man buvo žingeidus, man buvo viskas įdomu, teko ir tą gegutę žiūrėti, bet aišku, man tas neprilipo. Likau prie tų rankinių standartų. Aišku, galiu tą patirtis leidžia, jau tą kompetenciją, tos žinios, tą... Bet tai nėra kasdienybė. Ne, tai tikrai nėra kasdienybė. Tai buvo gal pradžioj karjeros, pavadinkim taip, tų ir gegučių, ir tų antikvarinių laikrodukų. Dabar jie kaip ir iškeliavę pas kolekcininkus, ar dar kažkur kažkas turi. Bet čia, kur aš dirbu, tai tokių laikrodžių tikrai nėra paklausos, kad
atneštų žmonės. ir kažkam būtų tas įdomu aktualu. Kodėl jūs prieš 35 metus truputėlį daugiau nusprendėt tapti laikrodiniu? Na, mano istorija tokia, va, jaunystėje, ten kaiminystėje dirbo laikrodininkas žydas, nu aš jį dažnai aplankydavau, man buvo įdomi ta paslaptinga, mistiška kažkokia tai profesija, apie tylą, susikaupimą, kantrybę, ten kaip tas užsidėjęs tam žmonotį stebi, žiūri visą tai. Tai tikrai pakerėjo, duodavo man įsiardyti kokį laikroduką, pasižiūrėti. Paskui jau tapo pačiam smalsu, gal ir aš kažką galiu surinkti, o tai buvo džiaugsmas, kada kažką sukratštai, o tas buvo pirmas, gal sakyčiau, toks impulsas tam. O be to Lietuvoje tarpukarį buvo tos ir gerbiamos profesijos. Tai buvo, tarkim, vaistininkas, gydytojas, mokytojas, bankininkas, klebonas, laikrodininkas, tai kaip sakoma, profesijų elitas. Dabar jau influenceriai galbūt tas daugiau populiaru, greita, paprasta. Tos vertybės kinta, aišku.